Dabar kaip tik, žinot, vyksta Bolonijos vaikų knygų mugė. Žinot, kur Bolonija yra. Tai yra kaip tik iš 17 000 pateiktų darbų į finalistų sąrašą šitos knygos iliustracijos yra patekusios ir tai pirmą praėjo etapą, o dar paskui renkama 100, kadangi, nėra pirma, antra, nes iš 17 000, jau labiau tas toks labai, subjektyvus, neobjektyvus jau dalykas. Čia ne dydis, nesvoris, kaip, ta iliustracija, jie apskritai, sunkiai vertinamas dalykas, kaip ir knyga, kuri pati geriausia. Tai yra. Tai va, tai Redos, tai aš taip pat labai laimingas, nes šios knygos dalis, o Reda tai iki dangaus, nes, žinot, vis tiek dailininkui tai yra įvykti. Noriu pakviesti pirmiausiai tai Luką, kuri yra šito renginio kuratorė, trumpai pristatyti. Tai ačiū. Biblioteka prisidėjo prie renginio organizavimo, tai čia tikrai ne mes vieni. Tai aš esu Luka, viena iš Vilnius Europos žalioji sostinė projektų vadovių. Bandau padėti organizuoti visas veiklas. Šiais metais mes turim didžiulį vertinimą iš Europos, visos Europos. Gavome titulą, įrodėme, kad dedame pastangas tapti tvaresniais ir finale prieš Austriją ir Portugaliją tapome mes žaliąją sostinę, tai labai tuo džiaugiamės. Ir šiais metais bandysime traukti kuo daugiau žmonių tam, kad, kaip ir mūsų šūkis sako, kurtume žaliausią miestą drauge, kad kiekvienas mažiausiais būdais prisidėtume prie to, kad tą žaliausią miestą sukurtume. O šiandien Selemonas pristatys savo knygą ir organizavom, kaip ir visam savaitgalį, organizavom daug su tvarumu susijusių veiklų, tai vat tikiuosi, kad smagiai praleisit laiką, dažydami inkilus ir Selemonas gražiai papasakos apie viską. Tai va, ačiū. Iš tikrųjų taip, Vilnius žalesis miestas, įsivaizduoja, sostinė, bet čia net ir kažkaip nereikia to rinkti, kurti. Įsivaizduokite tokią sostinę arba tokį miestą kaip Vilnius, kur nuo katedros aikštės miškais gali išeiti į Rūdininkų girią. Miškais. Tiesiog nuo Vilnios upės pradėkit ir pamatysit, kažkur gal tvorą rasit. Bet visur galima, o kad tikrai yra tai, reikia, jūs visi vaikai tą puikiai moka, įsivedę kokį Google Maps ar kažkokiu dabar pilną, truputį iš viršaus pažiūrėt, nelabai iš aukštai, bet taip ir pamatysit. Lygiai tas pats į kitą pusę. Susibėga dar miškai ir ne todėl, kad juos kažkas sodino, o todėl, kad mes, mūsų protėviai, čia kūrėsi būtent, kaip parinkdavo vietą miestui. Žinot, Vilniui ten geležininis vilkas kaukė, bet iš tikro visi miestai, didieji sostinės, yra prie upės, o dar geriau upių santakoj. Žiūrėkit. Ir mūsų Kaunas, vidury laukų miestui yra sunku. O kažkada upė tai buvo kelias. Jie plukdė, vis tiek lengviau rastą atsiplukdyti, nei didelį storą rastą atsinešti iš miško. Kelis kilometrus. Kasgi tau atneš? O upė atneša. Šiandien su jumis šnekėsim apie paukščius, apie knygas, apie gamtą.
o po to kartu ten jau paruošti stalai, mes kai ką dirbsim. Prašau. Taigi, aš esu rašytojas, gamtininkas, žinokit, buvau lygiai toks pats, kaip jūs visi. Tokio dydžio. Dabar pagal amžių galiu ne tik jūsų, bet ir jūsų tėvelių senelės būt. Tai žinokit, tikrai mačiau labai daugą, bet svarbiausia, kad nuo paties mažiausio, kiek save atsimenu, visą laiką buvau su gamta. Aš nesirinkau, aš nežinau, man niekas nesakė, aš tiesiog nuo mažens virpėdavau, kažką gyvą matydamas ir tai nebūtinai galvojant šuniuką paglostyt ar dar ką. Ne, didžiausia laimė saujo slieką turėti. Aš kaimo vaikas, prie miško užaugo, niekiemį tų sliekų jūrą. Bet, aš turiu didelį, prisimenu, taip pro tokią miglą savo tokį. Arba kažkokį vabalą suradus, o kas čia toks? Ne visiems vaikams tas įdomu, arba pažiūri, ką darysi. Nežinau, kodėl, bet žinot, įdomus dalykas įvyko. Kaip tada buvo taip pat įdomu ir šiandien lygiai taip pat įdomu. Ir tas sliekas, žinot, kaip manęs paklausė, ką aš labiausiai norėčiau nufotografuoti, iš tikrųjų labai daug fotografuoju gamtoje, kai tik galiu, mano fotoarchyvas labai didelis, kažkur 4 milijono nuotraukų, bet visi galvoja, kad aš labai galbūt norėčiau kokį nors didelį briedį, erelį. Ne, aš norėčiau labai gerai nufotografuoti visas Lietuvoje gyvenančias 15 sliekų rūšių. Nes to niekas nėra padaręs kol kas. Tai visi nori kažkodėl erelio. Aš sakau, žvirblį jūs labai gerai nufotografuokit. Paprastą naminį žvirblį, kuris beje Lietuvoje labai nyksta ir labai retas. Nereikia siekti medžių viršūnių. Reikia pasižiūrėti, kas po kojom, kas aplinkui tave. Aha, pasižiūrėti. Aš mokykloje, būdamas susitikimuose su vaikais, klausiau, ką šiandien eidami į mokyklą matė? Sako, nieko nematė. Sakau, užsimerkė ėjo? Ne, neužsimerkė, bet tikrai nieko. Žinot, akutės mato ir žiūri visada. Lygiai kaip ir galva, kaip ir smegenys, dirba. Sako, ką dabar galvoji, nieko negalvoji, netiesa. Tu gali negalvoti. Ten kažkas veikia ir visą laiką dirba. Žinoma, reikia duoti peno, jeigu dirba, tai reikia, kaip sakant, užkrauti ir ką nors naudingo galbūt sukurs. Prašom. Na ir vaiko atrodo tas poreikis matyti, jis yra labai didelis. Mes visi tikrai viską norim patys nueiti pamatyti. Bet reikia, jei ne tėvelių pagalbos, tai nors supratimo. Ir jeigu tu ką nors pasiimi, tai tėveliai būkit geri, nesakykit, neimk. Ir dar yra tėvelių, čia vaikai girdi, tėvelių visą laiką problema, kad tėveliai sako, nežinau. Tai čia reikia, sakyti, tėveliai knygą skaityti. Arba atsidaryk. Nes kodėl? Aš išgyvenau, pasakoju tą patį. Mes buvom 4 broliai. Gimė kas 5 metai, aš buvau tas mažiukas. Man buvo labai gera turėti, įsivaizduojat, 3 brolius dar, kurie didesni, jie viską mokėjo, tie kaime, žinot, jie galėjo parodyti viską. Dviratis, tada reikėjo dviračių padangas klijuot. Buvo to, kad kažkas sugedo, kažką, jie
vis tiek buvo, įsivaizduojat, aš gimiau, vyriausias brolis buvo 15. Tai, na, bet jie nežinojo, o koks čia vabalas, o koks čia paukštis čiulba. Miškas yra visiškai už 50 metrų. Kieno čia lizdas? Na, ir man buvo, ir aš buvau labai supykęs ir sakiau, kai užaugsiu, tai parašysiu knygų, kad vaikai žinotų. Na, aš nežinau, nei kaip tos knygos rašoma, bet aš, na, tuo metu radau tokį būdą, sakiau. Ar yra čia kas nors iš 3 klasės? O, yra. Ačiū. Tai būdamas, na, maždaug 3-okas, kasdien pats savo vakarais pradėjau rašyti. Ir maždaug valandą, niekas to neliepė, bet ką aš rašiau? Rašiau, ką mačiau tą dieną. Tai šiandien galėčiau sakyti, kad tai buvo, na, tokia kaip būsimo rašytojo treniruotė, bet nebūtinai. Suprantat, na, pats svarbiausias dalykas tai yra mokėti papasakoti. O kad galėtum gerai pasakoti, tu turi turėti pakankamai žodžių. Na, sakysit, labą dieną. Aš tiek turiu žodžių, pilna galva. Galbūt. Bet žinot, jeigu tu rašytojas, tai tu kai rašysi, kaip, kad mama kepa blynus, tai tas, kuris skaito, jisai turi, ten nebus blynų receptų, ten nebus nieko. Bet tu turi sukurti keliais žodžiais nuotaiką, o tas, kuris skaito, jisai turės matyti, kokie tie blynai geltoni, o jau o skonis, vis tiek mamos blynai skaniausiai. Tai tiesiog, jeigu tą pajausi, vadinasi, parašyta gerai. Bet kaip tą parašyti? Žinokit, šiandien aš to pasakyti negalėčiau patarti. Nes, žinokit, nėra pradinės mokyklos, nėra gimnazijos, nėra universiteto, kur ruoštų rašytojus. Nėra. Jie patys savo, kaip aš sakau vaikams, kad panašus į grybus, nes jie ima iš kažkur išdygsta, patys sugalvoja ir įsivaizduojat, va toks žilas dėdulis, rašo vaikam pasakas, tai vadinasi, nu, gal jis nelabai ir užaugęs turėtų būti. O dabar apie tą 3-oko dar rašymą. Žinot, ką rašyti? Na, kaip sakiau, ką mačiau? Mačiau vakare raudoną debesį. Šiandien būna, paklausi, ar šiandien buvo debesys? Debesys? Nematė. Nors važiavo, galbūt iš Klaipėdos grįžo į Vilnių arba šiaip, nu galų gale einant. O kokios jie spalvos, tai Dieve saugo. Kitas daiktas. Taigi, mačiau toks, kaip dabar atsimenu, kadangi labai rašiau ir labai atsimenu, turėjau labai daug rūpesčio, kaip papasakot. Forma tai ten maždaug, vis tiek nori, jau nerašai iš vadovėlio kažkokią, tai. Bet spalvos. Čia klausimas vaikam, jūs tai, tėveliai, tai visą tai žinot. Na va, šita knyga, jūs daug, ji pakankamai spalvota, taip, tai čia spalvų daug. Vaikai, jūs žinot, kiek reikia spalvų spaustuvės mašinoje tokiai spalvotai knygai išspausdinti? Na ne, daug nėra tokio, man skaičiaus reikia. 4, taip. Tu kaip jūs žinot. Vaikai šaukia ir 100, nėra 100. Čia būtent 4 spalvų spauda, na, o kiek grynųjų spalvų iš viso yra? 7 spalvos, tos pagrindinės. Na, kai kas sako 8. Bet, nu, vis tiek. Aha, o maišant gauni visą pasaulį.
Tai gerai, maišai visą pasaulį. Bet kaip įvardinti tuos visus atspalvius? Čia apie tuos blynus, kokiais žodžiais pasakyti, kad tas, kuris skaitys, matytų jį. Būtent tokį. Žinot. Tai čia yra, jo, toks rūpestis, jo labiau, jeigu tu esi trečiokas, tau, maždaug apie 10 metų, tai šioks toks rūpestis, bet kaime buvo lengviau, buvo, sakykime, gal, ne visai šiandien suprastų, nes aš beje esu iš Suvalkijos, nuo Kazlų Rūdos Pamiškių, su lietuvių kalba man buvo truputį lengviau, nes ten lietuvių kalbos yra tos norminės, toks regionas, yra daug paprasčiau, bet pirma vaikam, o tėvelė tai iš karto pasakys, kaip lietuviškai, čia vienu žodžiu, nes yra spalvos apibūdinimas, vadinasi, sakykime, juoda, balta galva karvė. Juoda balta. Vienas žodis. Žalmargė. Juoda, su balta galva negali būti žalmargė. Žalmargė tai ryškiai tokia ruda. Lauka. Taip, lauka. Teisingai. Laukas. Tai yra spalvos apibūdinimas. Kaip ir šėmas. Kaip ir, ir, žinot, karvėm. Man dabar vaikai žalą karvę sako ruda. Aš jums sakau, kad mielieji, rudas būna katinas arba šuo. Tik tai, o žalas. Tai va tokie. Ir žinot, tada pradėjęs, kas vakaras, kokią valandą, aš nežiūrėdavau į laikrodį savo, tai ranka, rašydamas, šiandien darau tą patį, ranka rašau, tik tai kartais iki 10 valandų tas išsitęsia, tai yra, vaikai kartais klausia, o čia rašytojas, tai čia jūsų profesija, čia darbas? Aš nežinau, ar čia darbas. Ar darbas yra tik griovio kasimas, ar rašymas taip pat. Aš pamenu tokį, kaip Justino Marcinkevičiaus susitikime paklausė, jūs čia prirašę tų knygų, eilėraščių, bet o ką jūs dirbat? Tai toks dar, žinot, žmonių pagalvojimas, kad dar jis turėtų darbą dirbti kažkokį. Jo. Būdamas 7 klasėje, tai jums čia liko čia pat, parašau pluoštą pasakojimą apie gamtą. Kai buvau studentukas, išėjo pirmoji mano knyga, štai tokia, Žalio miško istorijos. Tai parašyta vaiko, tai labai seniai, sovietiniais laikais. Knygos kelias buvo be galo ilgas, kokia 2,5 metų turbūt. Net ir tokias knygas apie gamtą tikrindavo visokios tarnybos rankraščius. Dabar juokas imtų, bet taip jau buvo. Tai žiūrėkit, koks yra paprastas dalykas. Tada išėjo, vaikai, aišku, atmintinai dabar skaičiuoja puikiai. Ar taip? Be skaičiuotuvo. Jo, tai išėjo 78 metais, 1978. Taigi, o lapkričio pradžioje pasirodė mano 100-oji knyga Su gamta kišenėje. Bet žiūrėkit, kaip tai yra paprasta. Rašai pirmą, 100, o paskui vidų. Užpildai ir gaunasi 100. Žinoma, tai dabar aš ir norėčiau būtent, mes nematau laikrodžio, tai kas nors mane, tai jūs perspėsit. Kai jau bus 40 minučių, dar mes klausimam paliksim. O paskui, jei klausimų mes ten dirbinėdami savo dar prie stalo, šnekėsimės ir
Taip, na, aš tikrai nuoširdžiai pasakysiu, na, tikrai niekada neskaičiavau. O dabar parašysiu 73, Dieve saugok, niekada, jo labiau, kad, na, dažnai iš karto gimsta taip, 5, 6 knygos, 3, na, iš lėto su jomis dirbi, nes, žinot, aš žinau, vaikai, jums pačios mylimiausios knygos yra vadovėliai. Nepykit, aš čia pajuokavau. Bet aš žinau, kokia reakcija būna. Tai tiesiog į vadovėlius, aišku, šiek tiek panašios pažintinės knygos. Čia irgi pusiau pažintinė knyga, bet, žinot, jeigu rašai pažintinę knygą, tai, žinot, tada tu turi pasitikslinti skaičius, vis tiek tos informacijos, ten nuotraukos, bet tai tu gali, na, planą pasidaryti knygos, bet jeigu tai yra, na, tokia literatūrinė knyga, kur koks nors tavo veikėjas yra, koks nors mano yra Brunas apie Meškiną, Leopardas Leonardas, tai jisai apsigyvena tavo galvoj. Mano amžius man leidžia tą. Gyvena kokie 30 metų tenai. Gyvena, o paskui sako, reikėtų jau rašyti. O po to įvyksta toks labai įdomus dalykas, kad dažniausiai, na, neaišku, kuo tai baigsis. Pradėti, leidži jam tiesiog gyventi ir sakykime, kaip su tokia tikrai, na, nemaža įsaka apie Leopardą Leonardą, na, išėjo visai kitaip, nei aš būčiau rašęs. Sakysit, tai gražiausia, imi rašai. Ne, jauti, kad taip, ne, taip. Na, čia labai sunku paaiškinti, žinot, jeigu aš vėlgi daryčiau kažkokius tai stalių dirbinius, tai pagal brėžinį kažką daryčiau, viena koja negalėtų būti ilgesnė, kokia ten taburetės, ar kieno, sako, pats geriausias ir pasgymas būna meistrų, tokių, kurie, neišeina, vis tiek viena koja ilgesnė būna, ar stalo, ar kieno. Tai, na, tiesiog leidai jiem gyventi ir tu tą visą istoriją kartu su jais kuri. Tai va, su jais tai yra sudėtinga. Na, kartais būna ne. Arba įpusėji kažkurį rankraštį ir sustoja metam, 3, 8. Paskui vėl sugrįžti. Na, tai, žinot, jūs, kaip aš sakau, visą laiką reikia atsargiai. Žiūrėkit į autorius, kurie spaudžia iš savęs, nes viską reikia išnešioti, reikia atiduoti. Gerai, 100 knyga. Nežinojau, kad ji bus 100, tiesiog buvo su man. Norėjau papasakoti apie save, kai maždaug apie tuos savo metus, kai man buvo 14 metų, kada tikrai jau aš visą laiką žinojau, ką aš darysiu ir kuo aš užsiimsiu, ir studijavau biologiją, ir 40 metų dirbau aplinkos ministerijoje, nors nenorėjau aš to biurokratinio darbo. Tai tikrai nebuvo mano svajonė, bet šiandien galiu pasakyti, kad ačiū Dievui, kad aš ten dirbau, nes tikrai galėjau kažką naudingo ir Lietuvai padaryti, kurdamas statymus ir tokius dalykus, galų gale. Oi, viena darbas derybose stojant į Europos Sąjungą buvo, sunku būtų tą papasakoti. Ir tegul tai lieka tik tai visiems kaip išbaigtinis įstojimo. Tai geriausias turbūt dalykas.
Bet žinot, na, visą laiką prisimenu tuos metus, kai galiausiai pradėjau praktiškai paukščius tyrinėti. Kiekvieną savaitę man Kaunas 20 keli kilometrai. Važiuodavau ten po pamokų, lėkdavau į Kauną į zoologijos muziejų, ten susirinkdavo vaikai, paaugliai, tie, kurie labai rūpėjo paukščiai. Tai, sakytų, mokykla, ne mokykla, tiesiog buvo toks Leonas Jezerskas, kuris apsiėmė, duodavo mums pipirų visiems, ten jeigu ką nors neteisingai arba kažką darom, visi suvažiuojam su stebėjimo sąsiuviniais, patikrina jisai, dar duoda toks, sakykime, paukščių kiaušinius lizde, matuoji, vėl užsirašymą, jis tuoj kiaušinių pamatuok ir prie jo ir iš karto, nes tas matavimas, žino, toks tenai kiaušinio ilgis, kiaušinio plotis, ten 36,64. Tai ir tu matuoji ten kažkur kabodamas ant šakos. Dar atsimenu, žinot, matuoji kabodamas ant šakos, bet reikia užsirašyti. Ir pamenu Leonas Jezerskas, kad nematyčiau tokio dalyko. Tai pirmas dalykas būdavo, kad neduok Dieve koks nors įrašas, kur ir nėra datos. Leonai, žinot, aš prisiminsiu. Neprisiminsi, kad nematyčiau to. Ačiū Dievui, tai išmokė visur rašyti greta datą iki šiandien. Tai labai, žinokit, labai praverčia. Jeigu kas nors abejoja, kaip prieš 4 metus, sausio 25, kokie orai buvo? Ką? Prieš kokius 4 metus? Mes nieko nežinom. Tai tiesiog kitas dalykas atsimenu, kad pieštukas būtų pririštas. Kodėl pieštuką tą dabar pririšti prie savo užrašų storo sąsiuvinio? Ir atsimenu, kaip dabar į tokią gana aukštą pušį, žinot, pušis toks medis, šakų tai nėra ir į ją reikia sliuopti. Aš įsuopiau lizdą, įlipęs, 4 kiaušiniai, pradedu matuoti ir pieštukas. Na, tiek skaičių, neprisiminsi vėl. 18 metrų. Šuoži žemyn, tada į viršų. Tai yra darbas. Reikėtų vaikinai persimesti ir tėveliam. Todėl, kad ypač pušis dar pradžioje būna tas groblėtas, visai kita žievė, o paskui jį prasideda lygi ir kaip muilas. Žinot, ne? Tai tiesiog ten nors nagus suleisk. Tai ir paskui grįžęs namo, ką pirmiausia darai, kaip dabar atsimenu, vinim perkali ir prisiriši virvelės pieštuką. Beje, šiandien yra 25 metų, sausio 25 diena. Šiandien yra pusiaužiemis, mėlieji. O pusiaužiemį išlenda iš savo urvo barsukas. Jis turi verstis ant kito šono ir pasakyti, kokia žiema. Įsivaizduojat, ką daryti barsukui? Žiemos dar nebuvo. O kaip jam toliau elgtis? Kitas dalykas, kad šią žiemą barsukai praktiškai nemiegoja. Na, aš turiu keletą draugų, kurie turi kameras pastatę, žinot, šiandien yra labai paprasta. Kažkas prie namų, o iš Anykščių rajono viena mano draugė, ji savo sodyboje, ten negyvena, ten tai važinėja, taip netoli. Ir Malkinė yra, žinot, toks
namelis, kur malko sukrauta. Jos malkinėje po malkom gyvena barsukai visą laiką. Jie ten. Ir stovi kamera, ten galima visą filmą susukti, kas ten vyksta ir taip toliau. Tai jie kartais kokią savaitę pamiega. Dabar jie turėtų. O barsukas kažkada, kai buvo tikros žiemos, tai buvo tikima. Ir žmonės žinojo, taip, ir nesiginčyk su žmonėmis. Žmonės žino, kad barsukas nuo rudens miega savo urve giliai ant vieno šono. Iki sausio 25. Išlindęs 25 dieną žvalgosi. Jeigu pamato saulėje savo šešėlį, tada lenda į urvą, gulasi ant kito šono, žiema bus ilga, dar miegosiu ir miegosiu. Jei šešėlio nebūna, grįžta gulasi ant to paties šono, niek čia pavarginis, žiemos liko nedaug. Na, kaip jūs manot, o kodėl čia dabar sausio 25 ir tik pusiaužiemis dabar? Visi sako, palauk, kaip čia kalendorius, tai jau, na, žinot, tos žiemos tikrai nesibaigdavo kovo 1, pavasaris niekada neteidavo. Aš labai atsimenu, kaime, Viekėmyje, einu į mokyklą. Tada mano laikais nebūdavo jokių kuprinių, buvo portfelukai. Ir su savo portfeliu einu balandžio vidurys. Balandžio vidurys. Einu sniego virš kelių, sniegas jau ištežęs. Einu vos, gal 1 klasėje. Ir galvoju, tai ką, šiemet pavasario nebus. Nes buvo ten nuo lapkričio. Tai jau kokius jau daugiau kaip 4 mėnesius. Ir to daugybė sniego. Tiesiog, žinot, vien kalpojimas. Aišku, labai smagu, bet ir visi smagus dalykai, jie gali įkyrėti. Taigi, čia sudėjau tai, kas būtent buvo paties tokie atradimai. Aš netradau kažko ypatingo, aš pats savo. Nes, žinot, kaip rašytojas galėtų papasakoti, parašyti apie tai, kaip dilgina dilgėlė, jei pats būtų neįsidilginęs. Tai toks dalykas. Arba, o jūs kas nors širšių medaus ragavę esat? Ne. Och, jūs. Širšės arba vapsvos, medaus jos neneša, jos yra plėšrūs, vabzdžiai, plėvėsparniai. Jos pačios minta ir savo jauniklius maitina sumedžiotom musėm ir vabzdžiais, kirminiukais ir viskuo. O žmonės, bent Lietuvoje, sako jau širšių medaus. Tai kai įgelia vapsva, tai oi, gavau vakar medaus pakaušį. Žinot, tai aišku, visos mažosios vapsvos yra, o širšė vadinama viena rūšis arba širšuolų. Taip, tokia va pusės piršto. Tai ji tokia atrodo labai rami, labai lėta, bet esu gal 2 ar 3 kartus jos medaus labai skauda. Žinot, didelė jos, ta nuodų porcija didelė taip pat ir labai jau skauda. Prieš labai daug metų aš Žvinčių girioje, čia Utenos rajone, užsukau pas pažįstamą eigulį. Ir jis papasakojo, oi, kažkaip ten išėjo, žinot, kad vasarą miške pjovė kažkokį tai metį, pasirodo, ten viršui buvo drėvė, plyšys ir buvo tų širšuolų lizdas. Tai sako, man kai dėjo viršugalį, o jis plikas žmogelis. Tai sako, po kiek laiko žiūriu, ant šešėlio pusas matosi. Tai koks turi būti. Sakė, tie, kad iškėlė akį, sako, į viršų žiūriu, ištepė viską. Tiesiog, tai
čia pasakoju apie viską, kaip su pusbroliu turėjau savo kompanioną, greta gyveno, 2 metais jaunesnis, dabar jokio skirtumo, tada atrodė šioks toks skirtumas. Nutarėm, na ką, reikėtų vis norisi, o kaip ten yra pasižiūrėta. Ir radau miške po kelmu vapsvų lizdas, vapsvų tų mažiųjų. Žinokit, kur jeigu yra kabo lizdas, kur nors, na, garaže, malkinėje, kažkur ūkiniam, jame bus, na, sakykime, 1000 vapsvų suaugusių. Bet žemėje, Paravespulia germanica, germaninė vapsva, gali būti kitos, gali būti 10 000. Na ir mudu, tai reikėtų tai kaip kelmą, tai paimsim kastuvu čia, tada laužtuvėliu pakelsim kelmą, techniškai viskas gerai. Na, pasiruošėm, aš kadangi jau buvau pradėjęs bitininkauti, namie niekada nebuvo jokių bitininkų, oi, čia ištisa istorija, tie, kas turi knygą, čia rasim. Na, tai aišku, jau galvojau, prisirengiam nors vasarą, megztinių, ant viršaus dar, tai gerai tinklelius, žinot, bitininko. Na ir, žodžiu, vidury dienos, tai, žinoma, taip mus ėmė gelt. Tik tai jūs prisiminkit, bitė ir vapsva gelia, o gyvatė kanda. Niekada nesakykit, bitė įkanda. Bitė dantų neturi. Kanda šuo, gyvatė, o gelia. Tai, kaip dabar atsimenu, jaučiu visur per rūpus. Aš į vieną pusę, girdžiu, pusbrolis kažkur taip nulėkė kitur ir kaip dabar atsimenu, iš paskos, koks 1000 toks debesys. Lėkiu ir eglutės mažos buvo, į tais eglutės ir guliu. Ir matau ant šakų pritūpę visur, vaikšto dūksdamos. Pagulėjau kelias minutės, vėl šokau ir išlėkiau ten į pamiškę, žiūriu, pusbrolis ateina iš kitos pusės. Naktį tik dviračius pasiėmėm, atėję, nes jau dieną nebuvo galima. Tai, nu, žinot, tai, kaip sakau, reikėtų, na, prie daugelio istorijų, kaip tuose amerikiečių filmuose, niekada nedarykite to, ten būna perspėjimai su savo. O labiausiai, čia viena istorija, kurios yra, tai tikra, tai nieko aš čia, nieko nesugalvota, neišgalvota. Kur leidykloje sakė, o gal nededam, o jeigu vaikai norės tą taip pat padaryti. Na, aš šiandien žinau, kad vaikai vargu ar jie 18 metrų aukštyje lizdą sliuogs, kuris nors, na, į obelį sakė, dirbčiau, aš gal aš klystu, bet žinau, kad mažiau. O aš, na, žinot, visą laiką buvo labai įdomu, kai ko nors nematai, labai įdomu. Čia kaip, žinot, linksmai sako, kodėl suvalkietis, aš esu suvalkietis, galiu tą sakyti, kodėl suvalkietis neperka šaldytuvų? Sako, o jeigu tada, kai uždarai tą lemputę irgi dega ir elektrą ima, o kaip pažiūrėti, kai atidarai taip, o kai uždarai, tai čia, žinot, tai čia aišku tokia linksmai. Bet lakpių urvai, jie būna smėlio kalnelis ir jų daug būna. Ten visas miestas, jeigu per daug metų. Ir man buvo, o kas ten, kaip ten, pradžioje galvoju, reikėtų paimti kaip nors perkast. Palauk, tai gal taip, gal pakasėtum kažkokią tranšėją, bet tai ką, tada visos lapės išlakstysime, aš jau namus sugriausiu. Na ir jūs negalvokit, kad aš buvau visą laiką toks storas, aš buvau už jūs plonesnis. Na ir ką,
numinu 4 kilometrų į miško vidurį, iš brolio nesiprašęs tokį prožektorių didelį, toks apvalus buvo laikai, kai nelabai 4 baterijų buvo vertingas labai daiktas. Na ir į lapės urvą susiradau platesnę, kur daug metų landžiojama. Ir pradžioj taip, o paskui tiesiai žemyn kokius 8 metrus. Va. Ir taip visai iš vidaus vėsa, nors vasara, kvapas toks lapės stiprus prakaito ir ten jos kažkokio maisto ir kažkokio labai specifinis. Ir na, aš ir dabar lapių miške ruja, daug kas galbūt ne, aš užuodžiu, ką jos ten veikia, jos ženklina savo, matėt, šuniukas pasiženklina, tai lapės, o per rują kvapas visai kitas. Čia tokie paprasti dalykai, bet man juos reikia gamtoj žinoti. Tai ir po to, na, kas vairuoja, tai žino, T formos sankryža, o staiga baigėsi tas ir į šonus tiesiai 90 laipsnių. Tai mano stuburas taip nesilanksto ir ačiū Dievui, nes prožektorius klap užgeso kažkada. Ir aš tada supratau, kad atbulas tai aš liauš nemoku. Na, kad taip savo būtum, bet ten matai, toksai dešros principas, žinot. Tai ką daryti? Galvoju, įsigremšiu tokią ertmę ir, nu ne, būtum sliekas, taip. Tai bandžiau, stūmiausi į viršų, stumiesi, tada vėl nuvažiuoju žemyn su smėlio. Tai praktiškai išlindau vakarop tik tai. Ir tai kažkaip visą gyvenimą prisimeni tokius savo dalykus. Na, aišku, jie daug ką davė patirties, kaip ir kitų, galbūt. Jo, mes laiko, bet, žinot, kai kurios tekstus perskaityti iki galo reikia. Atsimenu, Bremo nusipirkęs Kaune buvo antikvarinis knygynas, toks labai vertingas ir aš toks paauglys būdamas visada eidavau, nes ką nors ir nusipirkau. Bremo, žinot, garsus klasikas vokiečių, dar gotiškų šriftų rašyta, labai sunku skaityti, bet nusipirkau knygą ir buvo parašyta apie vaserpynę, vandeninė bitė. Galvoju, nu tai čia nugarplauka. Ir viskas, toliau neskaičiau nieką. Na ir su pusbroliu upelyje, su tinkliuku gaudydami ten visokios mudu tyrinėjom. Ir pagaunu tą nugarplauką. O nugarplauka yra blakė vandeninė, bet kodėl ji plaukia visą laiką pilvu į viršų, ir jos užpakalinės kojos labai ilgos ir galiai yra tokie kaip šepetukai, kaip irklai. Ir baisiai greitai tiesiog plaukia labai, jį medžioja, mažas žuveles medžioja, kažkokius vabzdžius. Pagalvojau, tai stebuklas ir aš ją pirštais, o ji čia turi tokį kaip gelonį ilgiausią, priglaustą. Atlenkė ir man po nagu. Tik padainuot apie tai gali, koksai ten džiaugsmas. Paskui grįžęs pirštą čiulpdamas skaičiau, kodėl ji vaserpynė, vandeninė bitė ir visą. Tai, na, tiesiog, tai taip ir sudėlioji per gyvenimą, atsiranda tokio, apie kuriuos ir dar čia tokie pasakoju, kaip tada atrodė ir šiandien visgi. Tai kas turite, skaitysim, o kas ne, tai po mėnesio susitiksim knygų mugėj. O dabar vieną klausimą, o po to pereisim darbo dirbti. Kas turi kokį labai, kam kas rūpi? Ar paskui dirbat? Dabar išrašysiu.
Čia buvo klausimas, kaip jūs dirbkit, dailininkai, kaip kabinti inkilus, kaip jau gamtoje. Na, jeigu prie pastato, kas tai viskas aišku. Galima ten, na tikrai, tai yra ryšimas, viela ar dar ko, nes, žinot, metį savo. Po krašto, tai čia žiūrėkit, yra toksai. Jo, aišku, net ir zvikį. Labiau gal. Po krašto, tai čia žiūrėkit, yra toksai. Jo, aišku, kaip jūs manot, kas sugalvojo inkilus? Paukščiai sugalvojo inkilus, o žmonės nusižiūrėjo, pašnipinėjo. Jeigu paimtume varnėno inkilą, pamatuotume viską, landą, pro kurią jis lenda, vidų, koks rekomenduojamas dydžio, tai žinokit, yra 1 prie 1 didžiojo margojo genio įskaptuota medyje drevė. Ir iš karto pasakysiu, visos zylės, kurios peri inkiluose, tai yra mažojo margojo genio drevė. Inkilo landa yra per mano 2 pirštus 35 mm. Čia maža. Varnėno yra 45 mm, tai 4,5 cm. Na, kitų paukščių yra, kiti paukščiai peri meletos. Pilkosios, žaliosios arba juodosios meletos drevėjai. Tai irgi inkilai gaminami. Šiandien mūsų inkilai yra iš vienos pusės paukščiai, iš kitos pusės mums patiems džiaugsmui. Tie, kas, jeigu tikrai norėtų juos pakabinti paukščiam, aš rekomenduoju, reikia imti ir įsimatuoti 35 mm, padidinti angą. Čia gali širšuolas įlįsti. O zylės? 35 mm, 3,5 centimetro. Bet tai yra, kaip sakyti, susiaurinti sunkiau negu praplatinti. Beje, žinokit, jeigu ją pakabintume Vilniuje arba prie pat miesto, tai didieji margieji geniai yra specializavęsi. Iš karto atsirastų genys, kuris padarytų varnėno
mano Karoliniškėse prie namų iškeltus zylinius inkilus, zylėms, geniai atskridę visų prakapojo ir aš filmavau ir fotografavau, kaip jie tą daro. Tai dabar aš kabinu, mano draugas Darius, su tokį metalinį žiedą apkala, bet genys, kai nori, tai jisai daro šonę įsikala. Ir jis juokiasi iš to žiedo. Na, žodžiu, gamtoj tai būna. Dabar, na, inkilas. Šiandien dažysim taip, kaip mums patinka. Sudėsim savo džiaugsmą, galbūt šviesos, nes kur ta saulė? Kada, kas atsimena saulę, kada ji čia buvo? Tai ačiū, David, bet jo, kažkas tokia, bet tikrai ant priekinės sienelės niekas nepieš katino turbūt, o kažką tokio gražaus. Aš manau, kad priekinė sienelė galėtų, jeigu būtų, tai medžio šaka, kažkas, o stogas, šonai, žinokit, dar sako, oi, labai ryškus inkilas, paukščiai neperės. Jeigu reikės, jiems namų jie tikrai perės. Ir, žinot, na turbūt tas paukštis ir tada, kai atskrido, jis mūsų to meno nefiksuoja, taip nevertins. O koks čia stilius įdomu, žinot. Tai labai tikrai nesusireikšminkim, negalvokim, kad jie mus įvertins, bet čia sudėkim tai, kas mums smagiausia. Man tai labai patinka, aš esu Vokietijoje, atsimenu, vasario 16 gimnazijoje, tai vaikai ten buvo šilta, buvo balandis, bet pas juos jau buvo beveik vasara, buvo peržydė visi sodai, tai jie su tokia laimė ten ant pilvų atsigulę, nudažė juos tos inkilus, kad ten buvo viskas. Tai, žinom. Nes matau, kad vaikai jau labai kantrauja, tai aš tik noriu pasakyti, akryliniai dažai, žinokit, labai greitai džiūna. Todėl netepkit ant rankų, ant veido, ant drabužėlių gerai, nes paskui negalima bus juos kelti. Jie prilips ir jau jūs taip ir matysit. Inkilus visa šeima parsineša namo ir pakabina. Taip? Jeigu kas nors taip, jūs turbūt gerbiamas rašytojas papasakos, kur geriausia kabinti. Aš manau, kad piešti jau galima pradėti, kad tiesiog dažai nepradėtų džiūti. Taip, atsargiai.